Nežinau, ar girdėjusi. Ten miške genys darbuojasi. Darbininkas. Stovi ant vakarinės pusės. Visas šitas plotas į apačią yra mūsų. Ir čia yra pavyzdys, kaip neteisingai žmonės nugenėjo alyvuoges. Čia tikriausiai tas, kuris taip darė, arba nesuprato, ką daro, arba jam buvo visiškai dzin. Nes visas plotas, visos alyvuogės labai silpnas. Ir įdomiausia tai, kad mes patys atvažiavę iškart padarėm patys irgi klaidą. Tai gerai, kad po to sustojom, supratom, kas vyksta. Tai man labai sunku paaiškinti, kaip žmogus gali taip genėti medžius. Nes neįvertino vieną esminę aspektą, kad čia yra pati aukščiausia žemės vieta ir čia yra pati sausiausia. Šiaip alyvuogės auga ant sausam klimate, kad ir tokia kaip Palestinai, Izraelį. Bet panašu, kad čia tikrai jos buvo labai skaudžiai nugenėtos. Tai aš nelabai suprantu, ar jie čia desperatiškai jiems reikėjo malkų, ar jie čia nesuprato, ką jie čia daro. Nes visa šita zona, jie visiškai neproduktyvi. Ir mūsų klaida, ką mes padarėm, mes jas pradėjom irgi genėti palei iš apačios, jos leido naujus daigus. Ir gerai, kad mes po to sustojom, nes supratom, kad su daigais mums teks bandyti atgaivinti medžius. Tai mes juos leisim išleisti kelis daigus ir tam, kad daigai darytų šešėlį. Tai čia užtruks daug metų tam, kad atgaivinti vėl alyvuoges. Tai čia pavyzdys, nežinau, ar čia nemokšiškumo, ar čia šiaip ištinginiavimą. Bet pats genėjimas tikrai žiaurus, nes sako, kad genėti reikia šakas, jeigu tiksliau, tai šakeles. O čia vos ne kamienus nupjaustė. Čia baisiai atrodo. Gal dėl to ir žemė buvo pigi, nes jeigu čia būtų derlingos alyvuogės, tikrai nebūtų pardavinėję pigiai žemės. Tai kaip sakant, yra minusai ir yra pliusai.